Noriu gerą bairį papasakosiu. Skambina čia žurnalistė iš kažkokio tai žurnalo, sako, rašo straipsnį apie milijonierius. Tai sako, norėčiau jums užduoti klausimą, kągi jūs kolekcionuojate? Sakau, milijonus. Geras bairis, ne? Tikriausiai. O gal jūs tikrai meno kūrinius investuojate į paveikslus, pavyzdžiui, arba skulptūras? Aš nekenčiu skulptūrų. Aš galėčiau prisipirkti skulptūrų, prisistatyti savo kieme. Nu bet kaip tada kiemas atrodys? Kaip kapinės kažkokios, net nejauku naktį grįžt. O su dailė, su šitais paveikslais tai irgi problemos yra. Bandau atrasti tokį tą paišytoją, kuris galėtų mane nupiešti. Bet nerandu niekai. Neatrodo, kad čia labai sunku būtų. Tai o sunku? Aišku, kad sunku. Kaip per visą šitą paišymo meną atskleisti mano visą didybę ir milijonieriškumą? Nugi ten to jų dailės akademijoje nemoko kaip tapti, tai yra kaip tapyti milijonierius. Tai kaip jie ten mokosi? Pasisodina nuogą bomžą ir paišalioja ten. Tai kaip tu išmokęs pieš nuogą bomžą, mokėsi nupiešti gražų milijonierių? Niekaip, be šansų. Tai meno būklė jūsų netenkina? Principe ne. Nu kaip pasakyti, viena meno rūšis, aš pasakysiu taip, viena meno rūšis iš tikrųjų yra man artima. Atvirai taip jau. Tai yra kovos menai. Man labai patinka šitos... Kaip ten yra, tų žmonių muštynės be taisyklių, gaidžių peštynės ir iš tos šunų kautynės. Ir tos dar mokinukų muštynės, kur YouTube įdėta viskas. Tai tas man patinka, aš net iš principo esu, nu, tokių kovos menų mecenatas. Kaip čia suprasti mecenatas? Va tokį iliustracinį pavyzdį pateiksiu. Vieną kartą atėjau į Meslitą, pasiėmiau tokius du, kresnesnius, tvirtesnius vyrukus, sakau, šiandien vyks etato mažinimas. Liepiau muštis ir sakiau, kuris pirmas prasąmonė, tas pras ir darbą. Ir mušėsi? Tu dar ir kaip mušėsi, kai velniai. Daužėsi, net kandžiojosi. Geriau nei pitbulių pjautynės. Ir kuo viskas pasibaigė? Nu tai vienas iškirto kitą. Tai atleidote nugalėtoją? Abu atleidau, ką reiškia nugalėtoją. Ką man tas kitas reikalingas, tok visas sudaužytas, sulaužytas, vis tiek biuletenį pasiimtų. Bet vat geriausia, tai gerai, kad tos emocijos taip užliejo mane ir aš laiku paleidau tą naują produktą, tokias užkandinės nedidelės dešrelės, kovotojo kasneliai vadinosi. Bet vis tiek man labai patinka, kad aš sugebėjau tų dviejų žmonių, tų varguolių atskleisti tokį vidinį talentą. Muštis. Atrodė tokie taikus, du paprasti žmogeliai. Vienas prieš tai dirbo pradinių klasių mokytojų, o kitas ūkininkas. Sraigės augino.